Taip, tai sveiki visi atvykę į 33-uosius Lamrin Chanmo skaitymus. Sangye chodang tsogi chonam la changcho pardo dagni kyapso che dagi jinso gi bei senam gi trola penchir sangye drupar sho sangye chodang tsogi chonam la changcho pardo dagni kyapso che dagi jinso gi bei senam gi Trola penchir sangye drupar sho sangye chotang tsoki chonam la changcho pardo dagni kyapso che dagi jinso ki bei sanam ki trola penchir sangye drupar sho. Taip, tai tęsime tuomet, kaip visuomet, nuo tos vietos, nuo kurios pabaigėme praeitą savaitę ir apskritai, kaip puikiai atsimenat, mes skaitome apie mirties meditaciją. Ir mirties meditacija yra ta pirminė praktika žemiausio pajėgumo būtent asmenų bet kadangi žemiausio pajėgumo praktikos ir apskritai visų, galima sakyti, apskritai visų praktikuo tarsi praktikos pagrindas, tai galima sakyti, tai apibendrinti, kad šita meditacija apie mirtį ir apskritai visos dvasinės praktikos, viso budizmo, galime sakyti, kertinė praktika. Ir drįsčiau teigti, kad ir nemažai daugelį religijų būtent atsispyrimas nuo mirties ir suvokimo mirties, būtent jo labiau, galbūt eksplicitiškai ar mažiau, yra tas grindžiantis dalykas apskritai visą dvasingumą, visą, galima sakyti, religinį mokymą. Ir dabar konkrečiau, kaip puikiai atsimenat, manyčiau, bet vis tiek šiek tiek dar tų įžanginių žodžių visą laiką pasakau prieš vėl skaitant tekstą, kad būtent šitas apmąstymas apie mirtį dalinamas į 4 dalis ir konkrečiai mes dabar pradėjome iš paskutinį iš tų dalių ir ta paskutinė dalių yra apie konkrečius būdus, kaip turėtų būti ugdomas ta mirties meditacija. Ta mirties meditacija tai ta analitinė meditacija, kaip atsimenam, kurioje tiesiog mes apmąstome visokias, tai tiesiog mūsų būklę ir galima sakyti taip, kaip ta būklė atsiranda ir link ko mus veda. Tai yra tam tikra grandinė seka dalykų, kuriuos mums reikia turėti mintyje ir vis nuolat juos mums reikia, galima sakyti, iššaukti tuos dalykus, užžadinti mūsų protą. Ir tas užžadinimas ilgainiui turi sukelti tam tikrą įsitikinimų transformaciją, pokytį mumyse, kuris leistų mums toliau tiesiog judėti dvasinės praktikos kelyje. Tad konkrečiai mes tą pradėjome konkretų tos būdus, kaip ugdyti mirties atminimą skaityti. Ir tie būdai buvo dar smulkiau dalinami į štai tokius vienetus. Tai pirmiausiai 3 šaknis, 9 priežastis ir 3 apsisprendimus. Tai konkrečiai tos 3 šaknys yra apmąstymai 3, iš kurių ir susideda ta visa analitinė meditacija. Tai pirmasis apmąstymas yra, kad mirtis yra neišvengiama. Arba kad mintis yra garantuota, jeigu tiksliau žiūrėtume pagal tibetietišką žodį. Antrasis apmąstymas, kad nėra aišku, kada mes tiksliai mirsime. Ir trečiasis, kad būtent mirties akimirką, mirties metu niekas daugiau iš principo negali padėti, išskyrus tik tai dharma. Tai yra mokymas, Budos mokymas, bet plačiąja prasme, galėtume pasakyti, tik tai dvasiniai mokymai gali padėti mirties akivaizdą. Jokie kiti materialinės jokios gerybės sukauptos pasaulyje mums nepadės. Tai va, ir mes, kaip žinia, pradėjom tą būtent
pirma iš tų trijų šaknų, kad mirtis yra neišvengiama. Bet aš dabar noriu dar pabrėžti kitą aspektą, kurio nepaminėjau praeitą savaitę, kai pradėjom šitą vietą, kad tos 9 priežastys ir 3 apsisprendimai, tai čia yra ne kaip atskiros dalis viso šito skyrelio, bet jos yra jau integruojamos į tas 3 šaknis. Tai ką aš turiu mintyje, kad tos 9 priežastys padalinamos būtent šitiems 3 apmąstymams. Tai, kad mirtis yra neišvengiama, turi smulkesnės 3 priežastis, kad nėra aišku, kada mirsime, irgi 3 priežastis, ir tai, kad mirties akimirka mums niekas nepadės, neišskyrus Budos mokymas, irgi turi tas 3 priežastis. Ir tos priežastys nebūtinai kažkas ten labai tokio kokybiškai naujo, bet tai yra tas vienetas, tie vienetai, kurie jau yra integruojami į šitą apmąstymą. Ir lygiai taip pat 3 apsisprendimai taip pat yra paskirstomi po, kiekvienas turi būtent, kad įtraukiama į šitas šaknis. Tai konkrečiai apmąstymas, kad mirtis yra neišvengiama, tai tiesiog susideda iš 3 smulkesnių priežasčių, ir mes jau pradėjome skaityti. Pirmą priežastį perskaitėme, tai tiesiog, atsimenat, buvo visai vaizdžiai pasakyta, kad nuo mirties tiesiog niekur nepabėgsime ir neišvengiamai, kad ir kur bebūtume, ar erdvėlaikyje, vis tiek mirtis mus pasivis ir neišvengiamai tiesiog jau gimsta, mes mirsime. Tai čia yra tiesiog smulkesnė priežastis. Nors galėtume sakyti, tai labai panašu, ta priežastis panaši į visą apmąstymą, bet jinai išskiriama kaip vienetas dar smulkiau. Dabar antroji priežastis, ir mes tęsime, mes pabaigėme ties to priežastimi, tai yra tai, kad tiesiog tas visas gyvenimo trukmė mūsų yra nuolat einanti tiesiog miriop, mažėjimo linkme. Ir šiandien netrukus skaitysime daug tų pavyzdžių pateikiama, kuria prasme tas mažėjimas mūsų gyvenimo nuolat vyksta. Ir galiausiai bus trečia priežastis, prie kurios prieisime, kuri taip pat susiejama su šita būtent pirmąja šaknimi. O dabar tie apsisprendimai, tai yra tai, prie ko turėtų vesti šitie 3 šaknys. Taip, pirmas apsisprendimas turėtų plaukti iš to, kad jeigu mes apmąstome, kad mirtis yra neišvengiama, tai yra tai, kad reikėtų praktikuoti Budos mokymą. Nes tai yra tas apsisprendimas, kuris turėtų įvykti, kai mes teisingai apmąstome. Iš būtent būsimojo to apmąstymo, kad nėra aišku, kada mirsime, turėtų plaukti, kad mes turėtume praktikuoti dabar dharmą, o ne bet kada vėliau. Nes galbūt visai greitai, po valandos ar dar kažkada greitai mes mirsime, tad reikia negaišti laiko. Ir galiausiai tas apmąstymas, kad mirties akimirka niekas daugiau nepadės išskyrus Budos mokymą, taip pat turėtų vesti prie apsisprendimo, kad gali padėti mirties akivaizdoje tik tai Budos mokymas. Tai čia tiesiog paaiškinu, kad atskirai mes neskaitysime apie dar 9 priežastis ir 3 apsisprendimus, nes jie jau yra integruojami į šitas 3 šaknis. Taigi, tęsime toliau šitą skyrelį apie tai, kad pirmą šaknį, kad mirtis yra neišvengiama, ir konkrečiai antrąją priežastį, kuri yra iš principo, kad gyvenimo trukmės mes negalim pratęsti ir ji nuolat mažėja. Tai būtent čia turėtume skaityti šitą dalį. Taigi, tai taip pat reikia apmąstyti pasitelkiant daugybę pavyzdžių. Pavyzdžiui, audžiant audeklą, kiekvieno šaudyklės perleidimu įaudžiamas tik vienas ataudo siūlas, tačiau audinys greitai iki galo išaudžiamas. Kai skerdimui vedamos avys ar kiti žudimui skirti gyvuliai, kiekvienas jų žingsnis vis labiau priartina juos prie mirties. Kaip stipri upės tėkmė arba nuo stataus kalno krintantis vanduo, taip ir gyvenimas greitai senka ir praeina.
o kaip piemuo paėmęs lazdą bėgiškai varo gyvulius į jų vietą, taip liga ir senatvė be mūsų valios veda mus į mirties valdovo akivaizdą. Šiuos dalykus reikia medituoti įvairiais aspektais. Kaip sakoma, įkvėptųjų ištarmių rinkinyje, kaip audžiant audeklą kiekvienu jaučiamu siūlu pamažu pasiekiamas jo galas, taip ir su žmonių gyvybe. Kaip tie, kurie tikrai bus nužudyti kiekvienu žengtų žingsniu artėja prie žudimo vietos, taip yra ir su žmonių gyvybe. Kaip smarkiai krintačios upės tėkmės neįmanoma pasukti atgal, taip ir žmogaus gyvenimo tėkmė nebegrįžta atgal. Gyvenimas yra sunkus, trapus ir kupinas kančios. Jis praeina labai greitai, lyg vandens paviršiuje nubrėžtas ženklas. Kaip piemuo laikydamas lazdą pargina gyvulius jų vietą, taip ir liga ir senatvė veda žmones į mirties valdovo akivaizdą. Pasakojama, kad ir didysis viešpats, nuėjęs prie vandens, sakydavo, jog nepastovybei medituoti labai tinka šis lengvai ribuliuojantis ir tekantis vanduo ir taip medituodavo. Taipogi Lalita Vistaroje nepastovybė nusakoma daugybė pavyzdžių. 3 būties sritys yra nepastovos, kaip rudens debesys, būtybių gimimas ir mirtis panašus į šokio reginį, būtybių gyvenimo tėkmė yra tarsi žaibas danguje, ji lekia greitai, lyg nuo stataus kalno krintantis vanduo. Todėl, kai viduje bent kiek įsitvirtina nepastovybės apmąstymas, reikia jį taikyti daugeliu dalykų. Juk sakoma, kad nėra nei vieno išorinio daikto, kuris neparodytų nepastovybės. Jei taip mąstoma, vėl ir vėl sužadinamas tikras įsitikinimas. O jei tik truputį pamačius sakoma, nieko neįvyko, tai neduoda naudos. Kaip yra pasakęs Kamawa, jūs sakote, mąsčiau, bet nieko neįvyko. Tačiau kada jūs mąstėte? Dieną nuolat blaškėtės, o naktį miegojote, tad nemeluokite. Taip, tai būtent šitam skyrelyje, kurį ką tik perskaičiau, pateikiama dabar tiesiog tokių pavyzdžių, kurie ir parodo, kokiu būdu galėtume tiesiog vaizdiškai įsivaizduoti tiesiog tą gyvenimo trukmės mažėjimą. Tai tiesiog, kaip matom, daugelis tų pavyzdžių paimti iš tiesiog kasdienio gyvenimo ir turėtų būti savaime gan aiškus, ypatingai būtent tibetiečiams, kurie tais laikais ir tiesiog, kadangi tas tekstas skirtas tibetiečiam, tai tiesiog daugelis jų ir paimti iš to buitinio gyvenimo situacijų. Tai yra tiesiog audeklo audimas ir tiesiog nuolat, tiesiog kai yra audžiama ir atrodytų, kad siūlų visai nemažai, bet tiesiog jie labai greit pasibaigia ir audinys išaudžiamas, taip ir gyvenimas lygiai taip pat praeina. Toliau gyvulių skerdimas, tiesiog irgi įprastas dalykas, atrodytų iš tos tokios, galėtume sakyti, tibetiečių kultūroje būtent gyvulininkystė labai yra svarbi ir tiesiog, manau, galėtų daugelis būtent ir Tsongkhapos klausytojų jo pamokymų tiesiog labai irgi suprasti tą visą, tiesiog tą dalyką labai akivaizdžiai, taip pat kaip tai, ką kasdieną jie matydavo, kad tą visą tokį neišvengiamą laikinumą ir kurį patiria būtent augintiniai ir panašiai. Ir konkrečiai dalis iš tų būtent čia pateikiamų tų pavyzdžių, jie yra susiję bendrai su indiškais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, yra įkvėptųjų ištarmių rinkinys toks, būtent iš Indijos tekstas, tai ten jis irgi pateikia panašius pavyzdžius. Tai pavyzdžiui, čia pasikartoja daugelis tų dalykų, kur Tsongkhapa tarsi pasiema kurie pavyzdžiai pagrįsti tuo tekstu, bet taip pat tas tekstas pateikia ir tam tikrų naujų, bet manau, kad didžiąja dalimi tie pateikti pavyzdžiai, jie yra, aš drįsčiau teigti, taip pat suprantami gan aiškiai. Tai pavyzdžiui, kad lyg vandens paviršiuje lazdele nubrėžtas ženklas, kad tai irgi tiesiog tas mūsų gyvenimas, jis yra
toks, galėtume sakyti, taip lygiai taip pat kaip tas kažkoks tai raibuliavimas vandens, greitai tiesiog praeinantis ir panašiai. Tad, ką dar galima pasakyti būtent apie šitą skyrelį, tai galbūt pirmiausia tai, kad mm, jo pateikiamas dar uh, reiškia, ištrauka yra iš Lalita Vistaros, tokios būdos labai garsios Mahajanos teksto nusakančio Siddhartos Gautamos biografiją. Ir čia irgi tie patys laikinumo, galima sakyti, pavyzdžiai pateikiami, kurie turėtų, kurių iš tikrųjų galima atrasti ir daugiau iš įvairių Mahajanos tekstų. Tai ir net nežinau, kiek jie galbūt tokie, manau, turėtų jie gan savaime aiškus būti, kad štai trys būties sritys yra nepastovios kaip rudens debesys, būtybių gimimas ir mirtis panašus į šokio reginį, būtybių gyvenimo tėkmė tarsi žaibas danguje, kad, žodžiu, visur tas nepastovumas pabrėžiamas, kad ir kas greitas, ne kad nepastovumas implikuojamas, bet tai, kad pati trukmė yra gyvenimo trumpa ir dėl to neišvengiamai jį veda į mirtį. Taip, ir toliau. Ir galbūt galbūt svarbu pabrėžti, kad šitas paragrafas užbaigiamas irgi svarbia tokia mintimi. Vėlgi vienas iš Kadampa mokytojų, tos atišos tradicijos Kamala, irgi pasako tokį, galėtume sakyti, kaip ir akivaizdų dalyką, bet vis tiek šitame kontekste jis irgi yra svarbus, kad dažnai mes suvokiame tą laikinumą visą, nėra tai kažkoks tai, sakytume, dalykas, kuris prieštaringas ir probleminis būtų, bet tiesiog galbūt būtent tas laikinumas jis nėra pakankamu intensyvumu įsisąmoninamas. Ir tarsi vieną kartą pamastyti, tai tas nieko net, taip, mes pamastome, bet toliau darome visas kitas veiklas, kurios, galima sakyti, įtvirtina mūsų tą įprastą vis tiek įsivaizdavimą apie gyvenimą. Ir tas įsivaizdavimas vis tiek yra pagrįstas, vėl sugrįžtam prie tokios veiklos, kuri tarsi liudytų, kad mes nesirūpinam mūsų būsimojo gyvenimo kažkokią tai gerovę. O būtent tas ir apmąstymas laikinumo jis turėtų vesti, kaip ir jau pradėjau būtent šitą mūsų sesiją skaitimo, kad turėtų vesti prie apsisprendimo, kad mes turėtume imti ir praktikuoti dharmą. Tai būtent kai mes suvokiame, kad gyvenimas yra laikinas, kad mirtis netrukus ateis, visi kiti dalykai tampa gerokai mažiau verti dėmesio ir daugiau kaip priemonės, kurios turėtų paremti mūsų tą dharmos praktiką, bet ne kaip tikslai, bet dažniausiai būna atvirkščiai. Todėl ir šitas pasakymas, man atrodo, irgi į tą pusę tiesiog įsirašo, kad tas laikinas suvokimas jis yra įprastas žmonėms, bet čia mes kalbam ne apie tą laikiną tokį supratimą, kad mes mirsim ir panašiai, bet tai yra apie tai, kad mes turėtume tą žymiai giliau įsisąmoninti ir tai turėtų būti mūsų elgesį ir įsitikinimus transformuojantis dalykas. Tai prikalbėjau vėl daug akivaizdžių dalykų, bet aš manau, kad vis tiek kažkokių minčių gal jums kilo, arba kol aš čia kalbėjau tas akivaizdybės, tad prašau, galbūt norėtumėt kažką tai įsiterpti ar paklausti, ar pakomentuoti ir panašiai. Tai labai laukiu jūsų minčių. Aš man atrodo, gal tiesiog praleidau, nes aš tik tai prisijungiau, kai buvo po 6:12, bet ar mes kalbėjom, ką nors daugiau apie mirties valdovą kaip asmenį ar kaip būtybę? Aha,
Ačiū, Jolanta, labai. Tai mes detaliai nekalbėjom apie tai. Geras klausimas. Aš sakyčiau, kad tiesiog mirties valdovas čia yra jis nuolat minimas kaip, kaip tokia, sakytum, mirties personifikacija, nes iš tikrųjų mirties valdovas gyvena tuose pragaruose. Tai vis tiek tas įprastas vaizdinys, kad tai yra kažkur apačioje. Jeigu turim tokią, tiesiog yra dangus, mūsų gyvenamoji erdvė ant žemės ir po žemę. Mm. Ir, ir, ir bet jis tai nėra kažkaip tai daugiau kaip fizinis toks, reiškia fizinė būtybė, jis tarsi lokalizuojamas po žemę, bet jis reiškiasi taip pat per, galėtume sakyti, per tai, kad apskritai per mūsų tą netobulumus visus. Tai budizme bendrai mirtis taip pat suprantama ir kaip mūsų tos proto trikdančios būsenos ir apskritai jinai glaudžiai susijusi su karma. Galima sakyti net, kad karmos egzistavimas nu, glaudžiai susijęs su mirtimi ta prasme, kad neišvengiamai karmos buvimas implikuoja mirtį. Tad tai irgi yra kaip mirties raiška tam tikra. Bet aš čia dabar sakau tuos dalykus, kurie dar nebuvo dabar tiksliai kažkaip išsakyti ir bus dar apie karmą skaitysim, tai tuomet detaliau bus toj vietoj šitų aspektų gal paminėta. Bet atsakant grinai tiesiai, šviesiai, tai daugiau nebuvo pasakyta negu tiek, kad mirties valdovas, taip, vis šitas minimas, bet nėra kažkaip specifiškai apibrėžiama pačiam tekste kol kas. Taip, ar dar būtų kažkokių tai minčių? Nu, aš tarsi jaučiu, pavyzdžiui, ar girdite mane iš viso? Taip, puikiai girdim. Tai tiesiog norėjau gal taip paklausti. Nu, kai studijuojame, pavyzdžiui, vakarų filosofijos, tuos didžiuosius mąstytojus, tarsi jaučiame, kad nei vienas nebando kalbėti, kas yra anapus mirties. Tarsi gyvybės tas fenomenas labiausiai tarsi ontologiniai tradicijai rūpėtų. Nu, taip, turime Heideggerį, ten modernieji tarsi bando kažką tą jauseną išsakyti. Ar čia matote, pavyzdžiui, skirtumą tarp budistinės tradicijos ir vakarų filosofų, kad tarsi budistai jau ir mėgintų kalbėti, kas yra anapus mirties, ar, nu, kaip jums atrodo iš viso šitoj vietoj? Jo, ačiū Tautvydai. Tai aš sakyčiau, kad anapus mirties reikėtų tą klausimą tiesiog susmulkinti detaliau ir tiesiog į tokius dalykus. Tai ar mes klausiam anapus mirties labiau kaip apie kažkokią... Nes jau yra karmos savoka tarsi. Kažkokią vėlgi transcendenciją, ar daugiau mes kalbam apie mirtį. Nu, gal, jo, aš dabar tą keliu klausimais, patau, kaip abstrakčiai skambės, tiesiog paprasčiau pasakysiu. Iš budistinės perspektyvos mirtis, po mirties, jeigu karma nėra išsekinta, jeigu jinai nėra išdeginta, išnaudota, tai neišvengiamai seks naujas gyvenimas, nes naujam gyvenime reikia, kad būtent, ne kad reikia, bet turi būti ta karma duot vaisių. Nes jeigu nėra atpildo, nėra reikia, kad būtų atpildas tam žmogui iš jo darbus, tad reikalingas kitas gyvenimas. Tad šita prasme visur, labai daug kur, ne visur, tikrai ne visur, bet labai daug kur kalbama, kad po mirties seka naujas įsikūnymas. Ir būtent tas mechanizmas kažkoks įsikūnymo, jis gali būti specifikuojamas, nespecifikuojamas, bet, reiškia, mirtis nėra kažkoks tai kaip reiškinys, toks itin kažkoks kaip vienetinis įvykis. Tai šita prasme, man atrodo, čia gal yra skirtumas, vėlgi, negu vakarų pasaulėžiūroje, kur mirtis dažniausiai yra tas vienetinis įvykis ir viskas. Tai šita prasme, budizmas išsiskiria gerokai, o dabar, jeigu klausi, jau kalbam apie karmos
išsekinimą, tai tuomet po mirties nebėra naujo įsikūnijimo. Ir kai nėra naujo įsikūnijimo, tai mes ir kalbam, kad ta būtybė yra nubudusi arba kitaip galima išreikšti, kad pasiekusi nirvaną ir panašiai. Ir va tada, kas vyksta su ta būtybė, jau kalbėjom, kad nebėra lengvai, nebėra galimybių kalbėti labai aiškiai, nes jeigu mes kalbam apie tai, tuomet atsiranda vėl visas mūsų žodynas, jis yra pagrystas pagrinde iš šito mūsų pasaulio ateina. Tad, kad ir kaip mes apibūdintumėt, visą tai labai sutartinai skambės. Tai dažniausiai tiesiog atsisakoma kalbėti apie tai, kas ten, kaip atrodo ta būklė, arba labai abstrakčiais terminais jinai apibūdinama. Tai kad tai yra aukščiausias gėris, ką mes turim. Nirvana yra aukščiausias gėris. Tai dabar ar klausimas yra filosofinis, ar mes galim gėrį apibrėžti apskritai. Daug kas sako, yra tokia pozicija filosofinė, kad gėris yra neanalizuojama sąvoka, nes kuo bandysi gėrį apibrėžti, taip tu iš esmės sugadinsi šitą dalyką. Tad ir čia aukščiausias gėris jau kažką pasako, bet jis nėra konkretus, nes kuo labiau sukonkretinsim, tuo bus labiau panašiau į kažkokią tai nusamsarinę tą mūsų šio pasaulio būklę o kaip tik nirvana ir yra peržengimas tos būklės. Tad kyla klausimas, ar mes galim naudoti šitos terminus, aprašyti tą būklę. Tai jeigu klausia apie mirtį šitą prasme, tai taip atsakyčiau, bet po mirties. Dar vienas klausimėlis, tiesiog resentimento savoka, kuri labai būdinga bent jau modernioji filosofija, čia yra ir Freudas, ir Nietzsche, aišku, bet ir Sloterdijk, kas apie tai mąsto. Vakaram būdinga, bent jau moderniesiam vakaram būdingas tas resentimentas, tai tarsi individualumo paneigimas, kuris kelia apmaudą, neviltį šiek tiek, ar ne? Ir atsiranda labai blogi procesai to eigoje. Tai mano gal klausimas toks būtų sukonkretinant. Tai rytietiškai, konkrečiai budistiškai tradicijai, tarsi to resentimento gal iš viso nėra. Gal pati tradicija tarsi neprisiliečia prie to, kad individas įsivaizduoja dar, kaip vakaruose, gal nuo graikų laikų, kad jis yra toksai individualiai nepakartojamas, kad tiesiog jeigu jau jaučiu, kad viskas neigiama šitoj kultūrai, mano atžvilgiu tarsi atsiranda, ir pyktis ir taip toliau, čia Nyčės tema ta pati pasikartos ir panašiai. Kaip pats galvoji, nes tu tą patį budizmą tibetietišką labai stipriai pastudijavusi esi. Jo, tai gali sakyti pati. Aš sakyčiau, kad priklausomai, aš dar nelabai supratau, kas yra resentimentas. Ką tu turi minty, kai sakai resentimentas šitoj vietoje, individualizmo resentimentas? Čia labai tokia, be abejo, įvairiai galima interpretuoti, turbūt, per Nyčės filosofiją tarsi galėtume suprasti, kad tu krikščionybė tai atsiranda, tiesiog tas graikiškasis, tarsi aristokratiškasis individualumo poreikis tarsi nužeminamas. Čia labai įvairių interpretacijų gali būti. Bet resentimentas vakarų filosofijoje ir filosofijos erdvėje labai stipriai apmąstomas, kaip jis veikia mūsų kultūrą, vakarietišką kultūrą, net ir šiandien įvairiausiam formom ir taip toliau. Man tiesiog smalsu, ar pavyzdžiui, štai budistinė tradicija iš viso prie tokios sampratos prieinama, kad tas resentimentas iš viso gali būti plati sąvoka. Tai ir apmaudas, ir neviltis galbūt dėl kažko neišsipildymo, tiesiog negatyvių jėgų perkelimas į kitas formas ir taip toliau. Čia, ganėtinai tokia plati sąvoka ir beje, kartais, jeigu ten skaitai, tai tiesiog ir vartojama ta sąvoka resentiment, net neverčiant kažkuria. Taip? Aš suprantu, kad gali būti ir... Tai aš tai supratau iš to, kad tu sakai, man tiesiog reikėtų daugiau konteksto to, aš nelabai iš naujo, gal iš kur tu šitas viso diskurso resentimento, bet jeigu tu kalbė apie individualumo kažkokį, tai
Apie individualumo sumenkinimą budistinėje tradicijoje, tai aš, jeigu tu šitą turi minti tuo resentimentu, tai, na, aš Na, nesakyčiau, kad, pirmas įspūdis tarsi toks, kad tarsi tas individualumas, priešingai negu vakaruose, šitoje tradicijoje nėra labai pabrėžiamas. Ne? nu, aš sakyčiau, kad čia nėra kažkokios tai priešpriešos individualumo bendruomeniškumo budizme. Visų pirma, visai kaip tik daug kur, nu vėlgi, jo galvoju, nuo kurios čia vietos pradėti, kalbant, nu, kad tokios problemos nelabai yra, kad individualumo versus bendruomeniškumo kažkokio yra, galbūt, jo kažkaip neteina į galvą Nes, dabar. pavyzdžiui, herojiškumas graikiškoje tradicijoje labai stiprus yra. Mąstomas tiesiogiai. Nu, rytietiškoje tradicijoje tarsi to nematytume. Nežinau, tautvydai čia daug labai sakai dalykų, bet man atrodo, kad, nu, vėl herojiškumo aš buvau atsakius anksčiau jau kažkada, kad kai klausiai apie herojiškumo egzistavimą, tai man atrodo, kad herojiškumas tiesiog kaip pasiaukojimas, kaip atsidavimas savęs, tai jis tikrai egzistuoja, galų gale netgi tai yra tiesiog bodhisattvos elgesys jau yra herojiškumo išraiška viena didžiausių. Ir galų gale tibetietiškas žodis, net pats bodhisattvai nurodantis džiangčių psempa, pa nurodo į būtent drąsą ir kai kada kaip, nu, galima versti vakarietiškų žodžių kaip herojiška. Nu, bet čia toks sąlyginis vertimas, nes visada vertimo problema yra. Tai kad, nu, bodhisattvos elgesys pasiaukojantis vardant kitų, ar tai nėra herojiškumas? Kas yra herojiškumas tada? Nu, čia tokia savokų tokiam žaidime pasimetamės, tai, bet, o individualumas, tas bendruomeniškumas, vat reikia pagalvoti, kaip čia vat prieit prie šito klausimo, dar irgi Bet ko nežinau. gero, gal taip ir neatsakoma labai iš karto ir labai staigiai. Tiesiog, gal net ir magistriniai, disertaciniai darbai rašomi apie tai. Tai ačiū už bandymą. Jo, tai reikėtų galvoti, nuo ko apskritai pradėti mąstyti, ar apie tai, kad, nu, pavyzdžiui, kad karma yra individualus dalykas didžiąją dalim. Nu, tai čia jau yra ta prasme, kad mano atlikti veiksmai, jie tarsi, bet man irgi galima sukomplikuoti, kad čia tas individualumas, sąlyginis individualumas ten, bet vis tiek visi susiję vienas su kitais ten, nu, aš nenoriu spekuliuoti, čia per daug nuo teksto nueisime. Andrėjau, norėjai kažką pasakyti, man atrodo. Tiesiog, kad jeigu, kiek atsimenu, moralės genealogija Nyčė, tai jis vartoja resentimento sąvoką kaip mechanizmą, kuris generuoja tą vertybių tokį, kaip čia, kontrkultūrą ir generuoja religiją, kaip jo pavyzdys ten su ereliu ir avinėliu, kad avinėlis yra prispaudžiamas ir tarsi resentimentas pasireiškia ne individualiai, bet kaip tik kaip generavimas tokių vertybių, kad būtų galima apversti tą erelio pasitikėjimą savimi ir parodyti, kad jis kaip tik blogai elgėsi. Tai tarsi tas religijos genezė iš to seka. Pagal Nyčę, nežinau individualia prasme, bent jau neatsimenu, kad jis būtų bent jau moralės genealogija, individualia prasme, tą resentimentą. Tai labiau kaip tas generavimas moralės, kur vergų moralė, ir apvertimas tų tarsi dorybių etikos graikų, kur šaunumas yra iškeliamas ir kad gerai būti ereliu. Tai galima pritaikyti šitą, kad religija apskritai yra tarsi tas natūralumo kažkokio, samsariško, kad yra tik maistas ir maisto valgytojai,
Tai tarsi apvertimas šito dalyko ir bandymas, bet čia gal peržengia labiau budizmas ir nori išeiti iš šito santykio. Tai tarsi nėra tas resentimento aspektas, kur generuoja tokį, kad realis liautųsi būti realiu. Tai šito nėra, nes čia toks negi gal antisemitiškas momentas Nyčės mąstyme, kad jis prie broniškų religijų šitą pririša. Tai tarsi resentimentą galima lokalizuoti apskritai kaip religijoje kažkokioj, arba galima budizme, pavyzdžiui, kad vėliau tekste, man atrodo, ir anksčiau, ir vėliau tekste buvo tas pasišlikštėjimas samsarinė būtimi ir noras iš jos išeiti. Tai jeigu, pavyzdžiui, priimti resentimentą kaip kažkokią funkcionuojančią savoką, čia tai meditacijoje, kad tu galėtum atsiriboti nuo samsaros, o ne galios santykių kažkoks dalykas, kaip Nyčės tas konstruojamas moralės genealogijos. O kaip asmeninė prasme, tai nežinau, nebent Tautvydas turėjo omeny, kad tas atmetimas graikiškų darybių, ta prasme. Tai kiek aš atsimenu moralės genealogiją, tai vien tik tai Nyčė. Nežinau, ar gerai pakomentavau. Ačiū Andrėjau, kad pakomentavai šiek tiek. Jo, tai labai gerai, kad pasakei. Aš ko gero, nes netęsiu, kad labai ilgai neužtruktume šitos temos, bet geriausia, aš tikrai nesu žinanti visų ten niuansų, būtent nei Nyčės, nei panašiai, tai geriau, kad kai tiesiog specifiniai terminai, tai Tautvydai tai paaiškink tada kitą kartą, kas jais implikuojama. Aš gal tiesiog nenoriu labai išsiplėsti, tai aišku labai Nyčės tam kontekste vėlgi tą savoką turi savo tą ir semantinių. Jo, nes jeigu tai jie Aš nenoriu išsiplėsti per daug. Jo, tai kad nes tada neaišku, kaip man juos taikyti, nes jie turi tas specifinę reikšmę Nyčės filosofijoje, jo. Tai yra ir tam tikra nuostata prieš tą krikščioniškąją negatyvę, negatyvų poveikį, jo manimų visai vakarietiškai civilizacijai, taip toliau, bet išsiplėstume ko gero. Aš nežinau, ar verta apie tai diskutuoti. Labai gerai, kad užduodi tuos klausimus. Ir pamastysime apie tai. Jo, tiesiog svarbu, kad pasakyk, kad ir kitiem aišku būtų, nes ne visi, ir aš nežinau, ir manau, kad... Pati savoka labai abstrakti tokia yra. Jinai turi ir apmaudą, ir keršto motyvą, turi viską tiesiog šitoj. Jo, čia reikia būti jau filosofijai. Šitoj savokai viskas tarsi semantinis laukas netgi sutelpa tam tikras. Kaip įsivaizduoju. Taip. Tai gerai, tai tuomet, nežinau, šiek tiek nušokom nuo paties teksto, bet, vis tiek daugiau mažiau mintis kyla tiesiog būnant su tuo tekstu ir pačia prasme vis tiek tai susiję su tekstu. Net jeigu visiškai tiesiogiai nėra susiję, bet pačia prasme susiję. Tai... Prašau, aš dar norėjau truputėlį paklausti. Prašau, Rima, prašau. Aš nežinau, labą dieną, aš nežinau, ar šis klausimas būtų skirtas jums, bet man įdomu, man tiesiog atrodo, pavyzdžiui, Jolanta klausė apie tą pragarų valdovą, tą mirties valdovą, tai Jėzus nužengė į pragarus. Tai kaip ir padarė pusę darbo, siela, kaip ir siela gyva, bet žmonės vis vien miršta, kaip ir ta mirtis nugalėta, bet nenugalėta, kaip ta prasme. Aš noriu pasakyti, kad viską, kad siela kaip ir gyva, teisingai, bet žmonės vis vien miršta, kad man atrodo, kad nepadarytas darbas iki galo. Taip, man taip atrodo. Taip. Ačiū būtent Rima už šitą pastebėjimą. Tai aš irgi sutikčiau, kad tokia prasme, tai tikrai taip, tai kad
Ir vat Buda taip pasiekia nubudimą, bet tas nubudimas jis nėra, kad jis automatiškai jau garantuoja visų būtybių. Nu, čia komplikuota, čia filosofinis va, toks irgi, kaip čia apibūdinti visą tai, kad savaime pats faktas, kad mes čia esam ir kalbam, ir kad mes kenčiam, ir kad daugybę problemų turim visi, manau, nebejotinai be išimties, yra faktas, kad nu, ir yra problema niekur neišnykusi. Tačiau pats faktas, kad egzistuoja kelias, kuris gali padėti, bent jau jis skelbiasi, kad gali padėti įveikti mirties kančią. Mirti siaurąja prasme, tai tiesiog pergyventi tą persikūnijimo mirtį iš vieno reiškia tarp gyvenimų, o plačiaja prasme, kad apskritai mirti įveikti, kad daugiau nereikėtų mirti niekada. Tai tas kelias yra atveriamas Budų arba plačiaja prasme apskritai dvasinių mokytojų įvairiose tradicijose, įskaitant Kristaus. Tai manau, kad šitą reikšmę galima būtų suprasti, kad Kristus jis nužengė pragarus, vėlgi jis mirti įveikia tą prasme, kad jis sukuria galimybę žmonėms sekti juo ir tokiu būdu bet turėti tą galimybę ją įveikti kažkokioj tai perspektyvoje, vėlgi priklausomai nuo krikščioniškos pusės, vienaip, ten budistinės kitaip. Bet tai nėra absoliutus įveikimas, kad jau nieko nereikia daryti. Tai budistinė, lygiai tas pats iš tos perspektyvos, kad pragaruose taip vis tiek būtybės kenčia, bet joms irgi yra galimybės vis tiek. Daugelis budistų mokymų tvirtintų, kad net ir pragaruose esančios būtybės turi šansus vis tiek kažkada tai po žymiai didesnių gyvenimų, galbūt skaičiaus nei tos, kurios nėra gimusios pragaruose, pasiekti tą būtent įveikimą kančios ir mirties plačiaja prasme. Ir siaurąja ir plačiaja, galima sakyti. Tai šitą tokią perskyrą, ko gero, paaiškintų, kad apskritai yra būdai kažkokie, nes kas daugiau gali padėti, negu tiesiog dvasinis mokymas kažkoks, kai mes kalbam apie mirtį, niekas daugiau negali. Tai tų dvasinio mokymo egzistavimas yra ženklas, kad mirtis yra bent jau kažkiek tai gali būti apmalšinta ir potencialiai įveikta. Tai tiek galėčiau pasakyti. Ačiū, perspektyviai skamba, ačiū. Ačiū, Rima, labai labai geras klausimas, man patiko labai. O taip, tai ar daugiau dar būtų pastebėjimų, ar ne? Jeigu ne, tai galim judėti priekį. Ir štai, skaitykime tolyn, dabar galvoju, ar čia, tiesiog skaitykime. Gyvenimo pabaigoje mirties valdovas mus įveikė ir mes iškeliavome į kitą pasaulį. Tačiau ne tik tada ir iki tol, kad ir ką darytume, eitume, vaikščiotume ar gulėtume, nėra nė vienos akimirkos, kai gyvenimas nemažėtų. Todėl nuo pat įžengimo gimdo pradžios mes ne akimirkai nesustojame, bet judame atsigręžę į kitą pasaulį. Vadinasi, ir šis tarpinis gyvenimo laikas ne kas kita kaip ėjimas mirties link, vedant ligos ir senatvės pasiuntiniams arba palitovams. Vėl gyvendami neturėtume džiaugtis, manydami, kad stovime vietoje ir nejudame į būsimąjį pasaulį. Tai panašu į žmogų krintantį nuo aukštos uolos. Kol jis dar nepasiekė žemės ir skrieja ore, nedera džiaugtis. Tai sakoma ir 400 posmų komentare cituojamuose žodžiuose. Žmonių didvyrė. Nuo pat pirmosios nakties, kai šiame pasaulyje įsikūrėme gimtoje, nuo tada kasdien be pertraukos einame mirties valdovo akivaizdą. Taip pat ir pasakojame apie 4 iškreiptų požiūrių atmetimą, sakoma, ar tas, kuris krinta žemę nuo aukšto kalno viršūnės ir kristimas bus sunaikintas, galėtų, būdamas ore, patirti laimę. Jei nuo pat gimimo pradžios būtybės nuolat skuba vien mirties link, kadagi tarp šių dviejų akimirkų jos galėtų rasti tikrą laimę. Šiais žodžiais parodoma, kad mirtis tikrai ateis greitai. Tai šitas skyrelis, manau, iš principo, vėlgi, tęsiama ta pati priežastis, vis dar skaitome apie tą tokį neišvengiamą trumpėjimą
gyvenimo ir bandymą parodyti, kad ir ką darytume, eina viskas tik blogyn ir tai susijęs su mirtimi. Tai čia tiesiog vėlgi tokiais labai akivaizdžiais žodžiais tai yra išsakoma. Ir tie pavyzdžiai, kad mūsų gyvenimas iš principo yra kaip galime įsivaizduoti, kaip ta akimirka, kai mes nušokom nuo olos ir esam ore ir toj nukrisim. Tai akivaizdus pasakymas, kad tai labai trumpas laikas ir kol mes ten ore skriejam, koks dar gali būti džiaugsmas iš principo. Ir kažkokių net nežinau, labai naujų išskirtinių minčių šitam paragrafe, man atrodo, kurį čia perskaičiau, nėra netgi. Ir aš netgi drįsčiau gal net beveik eiti prie kitos skaidrės, bet šita skaidrė ir pabaigiamas tuomet ta dalis, antroji priežastis to būtent apmąstymo, kad mirtis yra garantuota ir kad trukmė nuolat einama link mažėjančio, reiškia, kad mūsų gyvenimas nuolat trumpėja, kiekviena, tai suvokti mums reikia. Tai šita priežastis yra baigiama aptarti su šituo paragrafu ir bus einama toliau prie trečiosios priežasties, pirmojo apmąstymo, kad būtent mirtis yra garantuota arba neišvengiama. Dabar dar pagalvojau, tiesiog žmonių didvyriai yra toks reiškimas, tik dabar aš pati pagalvojau, ką čia šitoj vietoj jis galėtų reikšti. Tai ar čia nuoroda į bodhisattvą, ar šitos vietos suabejojau, reikėtų pasikalvoti, tai nenoriu tiesiog klaidingai jos pakomentuoti šitos vietos. Mi pavo, tai pavo greičiausiai, kad bodhisattva vis tiek, tai nurodo į kreipimasis vis tiek kitose 400 posmų, reikėtų žiūrėti kontekstą konkrečiai, kokioje vietoje ten turėtų būti dialogas tam tikras ir bus kreipimasi. Kaip minėjau, bodhisattva dažniausiai tibetietiškai ir suvokiama kaip didvyriško proto, ypatingai drąsaus proto būtybė. Nes iš principo, vietoms skaičiau, pasiryžimas padėti kitoms būtybėms ir eiti dvasiniu keliu, tai reikalauja nepaprastų tokių savybių, išskirtinių savybių, kurios išskiria nuo kitų tiesiog įprastų ordinarinių asmenų. Tai gal aš šitą progą dar tokį klausimėlį turėčiau tiesiog. Pirmyn. Sakykime, vakaruose vis tiek, toj graikiškoj tradicijai herojus bent jau pirmapradiškai fazėje turi būti piktas. Kažkuria prasme ir žydų religijoje Jėzus Kristus, ko gero, turbūt irgi turėjo tą pyktį kažkokį tai savo. Bent jau matome iš Evangelijų kartais protarpiais apie tai rašoma. O kaip pati įsivaizduotumėte Budą, ar galėjo būti piktas iš viso toj pirminiai stadijai? Vaizdinys koksai turėtų būti. Turėjo, ko gero, kažkokį tai, čia turbūt ir būtų resentimento pirmoji prasmė, tam tikras pyktis, nes egzistuojanti tvarka. Čia šiaip labai čia giliai užšvietė šitą dalyką, nes tarsi turėtų būti kažkoks tai negatyvi būsena samsaros atžvilgiu blogiems dalykams. Tai kažkoks tai nepasitenkinimas viso šituo, kas atbaido, bet pastumėja link tiesiog tos dvasinės praktikos. Bet aš sakyčiau, gal čia būtų apibrėžiama kaip nepyktis iš budistinės perspektyvos, nes pyktis dažniausiai neigiama prasme suvokiamas kaip labiau griaunanti emocija, viena kertinių klešų mūsų. Dėl to ir vartojama savoka resentimentas, ne pyktis. Taip, tai būtent resentimentas kaip nepasitenkinimas kažkoks tai, kuris gali
paskatinti, imtis veiksmų, tai aš manau, kad jo, dabar Tautvydai geriau suprantu, ką tu turi mintyje, tai galbūt ir kiti galės prisijungti, kad aš nenoriu čia visažiniškai atsakinėti, kad tas pamatymas būtent ir kelia tam tikrą resentimentą. Apskritai, kančios patirtis, jinai jau turi savyje resentimentą kažkokį, nepasitenkinimas ten jau slypi. Tame tik tai klausimas, nes patiriant kančią niekas nenori jos vėl patirti, kad ir norisi pasitraukti, pabėgti nuo jos, tik tai klausimas, kokiu būdu tą padaryti. Ir galbūt kai kas prisitaiko prie kančios patirties ir kažkaip tai yra tom maros, tom gėlėm susižavė, kaip atsimenam praeitą savaitę skaitam, kad vėl malonumais kažkokiais tai laikinais ta kančia yra apkamšoma ir po to vėl iki kitos kančios. Bet iš principo, kad įvyktų kažkoks tai lemtingas tas pokytis, kad reikėtų žiūrėti, kas gali pastumėti, kad įvyktų toks stiprus tas nepasitenkinimas, pačia kančia, kad būtų siekiama daryti eiti kitų keliu, kažkokiu, kuris iš principo dvasinės praktikos keliu. Tai neturiu čia gerų atsakymų iš tikrųjų, bet pyktis neišvengiamai yra vien išimtinai neigiamai apibrėžiamas budistinėje tradicijoje. O kad ar dabar galima būtų išskirti šitą teigiamą aspektą nepasitenkinimo, labai labai gerai paklausai. Ir aš neturiu dabar greitai atsakymų. Nežinau, gal Aidai turėtumėt ar... Aš per daug ir nereikalauju, tiesiog tam tikras užuominas. Tai galima mąstyti ir viskas. Tautvydai nuostabiai reikalauju, nes aš negaliu, ne visada turiu visus atsakymus, bet man atrodo, užčiuopei problemą, čia įdomi labai ir man žiauriai įdomi dabar pasidarė. Iš tikrųjų, norėtųsi apmąstyti tada pačią teigiamą pyktį, tokį resentimentą, kuris vaidina pozityvų vaidmenį budimo prasme. O šiaip pyktis turi tą visą pozityvų elementą, mes žinom. Gali turėti kaip tas teisingų pyktis, kai yra neteisybė kažkokia padaroma, tai mes tiesiog imamės veiksmų teisybėje atstatyti, bet pyktis čia kita prasme, čia vartojamas kaip resentimentas. Man čia labai patiko tavo mintis. Nes, pavyzdžiui, žinote, Sloterdaikas tą savo veikalą pyktis ir laikas taip ir pradeda. Homero Iliada prasideda savoka pyktis, norim ar nenorim, bet tai prasideda. Bet tai sako, pyktis yra autonomiška jėga, mes jos negalime valdyti kažkuria prasme. Ir paskui jis ten jau vėliau veikale kalba apie moderniuosius laikus, kad tas pyktis tarsi virsta resentimentu tokiu. Jis nebėra toks ir labai agresyvus kaip Iliadai, bet jisai turi tokias kitas labai formas. Tai tarsi Nyčės tas skirstymas, kuo skiriasi pyktis nuo resentimento, yra, kad resentimentas yra tų, kurie neturi kaip aktualizuoti, tarsi yra bejėgiai. Tai pyktis yra griaunantis, negi sieti su tuo, kad tu esi galingas ir tu gali aktualizuoti šitą dalyką. O budizme galbūt yra ta realizacija, kad mes visi esame įkalinti samsaroj. Tai pyktis, koks tu ir begalingas būtum įkalintas samsaroj, jis tiesiog generuoja blogą karmą ir tave dar labiau įkalina, kaip pavyzdžiui, koks labai stiprus kalinys kalėjime, kuris gali primušti kitus, bet tuo pačiu jam ilgėja tas įkalinimo laikas. Tai tarsi pyktis realizacija, kad jis yra beprasmis,
ir tarsi nėra to produktyvaus rezentimento, ta prasme, kad sugeneruoti apvertimą vertybių ar kažkas tokio, ne, čia yra labiau kaip aš išeinu iš vakarėlio, tai vat, nes prastas vakarėlis, aš nebandysiu pakeisti muzikos, pavyzdžiui, jeigu tave suerzino. Tai nežinau, ar supratot mano analogiją. Tai... Labai graži kontempliacija, kolega, tikrai, puiku išgirsti ir tokią poziciją. Jo, Andrėjau, o tai būtent, bet va būtent budistinė prasme tai ir vyksta, kad norisi pakeisti muziką, ar ne? Bet mes ir kalbam apie tą kažkokią tai nepasitenkinimą, kuris tiesiog verčia, tiesiog skatina tas apverstas vertybės ir kažko kito imtis. Kaip, Andrėjau, tu sakytum? Tarsi yra tas, tarsi, jeigu tu esi bodhisattva, tai tu bandai sugeneruoti muziką ta prasme, kad atsirastų kelias kitoms gyvoms būtybėms kartu su tavim palikti vakarėlį. Tai aš taip suprasčiau, kad tu gali tiesiog išeiti iš vakarėlio, bet gali ir pakeisti muziką ar kažkaip įtikinti kitus, kad gal einam, gal čia ne mūsų vakarėlis apskritai. Tai nebent ta prasme pakeisti muziką. Tai, nežinau, ar supratot, ką aš turiu? Man atrodo, aš supratau, bet interpretacija man atrodo labai gražiai pasakai, bet mes galime supykti, kad nepatinka muzika, bet ir toliau pasilieki tam vakarėlį. Tai tarsi čia būtų tas pyktis, galbūt, kuris, nežinau, arba kur toliau tu pagal tam, žodžiu, toliau ten judi tame vakarėlėje, nes tai nebūtų produktyvus, pozityvus pyktis. Jo, tai tiesiog tą analogiją sekant, ne analogiją, bet su gražiu tavo palyginimu bandau mąstyti jo. Jo, tai labai, labai gražiai šios Tautvydai su Andrėjau susakėt, man labai patiko. Taip, tai o pačiam tekste, kurį skaitom, vėlgi kažkokiu labai nematau, kažkokio sudėtingumo, nežinau, tai gal net galim judėti tolyn. Taip, tai dabar keliavom prie trečiosios priežasties, kuri yra apmąstyti, kad mirtis yra neišvengiama, nes net ir gyvenant nėra laiko dharmos praktikai, reiškia štai ką. Net jei žmogus ir galėtų išgyventi iki anksčiau minėtos ilgiausios gyvenimo ribos, nedėlėtų manyti, kad dar yra laiko. Didelė gyvenimo dalis jau yra beprasmiškai praėjusio, pusę likusio laiko pasiglemš miegas, daug jo taip pat beprasmiškai praeis dėl įvairių kitų įsiblaškimų. O kai jaunystė praeina ir ateina senatvės metas, kūno ir proto jėgos nusilpsta. Todėl net jei ir žmogus norėtų praktikuoti dharmą, nebeturi galios to įgyvendinti. Tad progų praktikuoti dharmą lieka visai nedaug. Kaip sakoma, įžengimo gimda sutroje pusę gyvenimo užima miegas. 10 metų yra vaikystė, o 20 metų tenka senatvei. Laiką taip pat atima sielvartas, raudos, kančia, dvasinis nerimas ir sumaištis. Jį atima ir daugybė šimtų įvairiausių iš kūno kylančių ligų. Taip pat pasakojame apie 4 iškreiptų požiūrį atmetimą sakoma, net jei žmogaus gyvenimas būtų pats ilgiausias, jis baigtųsi vos per 100 metų ir iš jų pradžią beprasmiškai praleidžia vaikystėje, o pabaigą senatvėje. Miegas, ligos ir panašūs dalykai visokiojopai sugriauna viltį praktikuoti, nepalikdami tam laiko. Kiek jo lieka žmogui gimusiam tarp tų, kurie gyvena patogiai. Čiekawa taip pat yra pasakęs, jei 60 metų atimtume laiką, kurį pasiglemžia maistas, drabužiai, miegas bei ligos, dharmai neliktų nė 5 metų. Tad iš principo visai ryškiai, gan aiškiai išryškinama ta trečioji priežastis, būtent tos viso šakninio apmąstymo apie tai, kad būtent mirtis yra garantuota, tai
šito apmąstymo trečioji paskutinė priežastis yra tai, kad tas atrodymas, vėlgi, kad net ir mūsų gyvenimas, taip, kad jau kalbėjom, kad mirtis bus ir mes kas bebūtų vis tiek mūsų pasiglemš, kad to gyvenimo trukmė yra vis mažėjanti ir iš esmės tai jau turėtų vesti mus prie, šitas apmąstymas prie tos dharmos praktikos, bet dar labiau turėtų vesti, kad net ir ta dalis to gyvenimo mažėjančio, net ir tas buvimas ore, tarsi nušokus nuo olos, net ir šitas visas laikas iš principo yra, netgi nėra tas pilnas laikas, net ir tuomet, kai mes krentam, vėlgi sekant tą metaforą, nuo olos, ir tai nėra pilno laiko praktikuoti dharmai, nes užima daugybę laiko, tiesiog atrodytų ta buitis, galėtume sakyti, mūsų gyvenimo neišvengiai atima laiko. O kai kada ne tik buitis, bet net ir gyvenimo tarpsniai, vaikystė ar senatvė, tiesiog tuo metu nėra galimybių praktikuoti dėl tiesiog fiziologinės būklės, tam tikros gyvenimo, reiškia, dar neįsivyščiusio kūno ir po to jau kaip tik, jau to, kaip sakytume, gerokai tokio pabuvusio kūno ir gebų mūsų. Ir galiausiai net ir kai mes esam savo būtent žydėjime metų, net ir tuomet vis tiek reikia laiko skirti, grubiai tariant, buičiai, visokiems dalykams ir ypač senaisiais laikais, šiais laikais mes dar turim, ojoj, kiek daug laiko, bet visas tas neapibrėžtumas Sonkapos laikais turi minty tiek ir dabar mes ir maisto turim beveik garantuotą ir gyvenam patogiai, bet tuo metu iš tikrųjų reikėjo daug laiko tam tiesiog egzistenciniam išgyvenimui praleisti, kad atrast maisto, sudurti vieną galą su kitu galu buvo, sakyti, tokiu metaforiškai kalbant, buvo itin sunku. Apskritai didžiąją dalį žmonijos istorijos, didžiai daliai žmonių buvo nepaprastai sunku ir tai yra, ir kalbėti, kad dar per tą laiką jie galėtų užsiminėti žmonės dvasinę praktiką yra itin, tiesiog itin sudėtingas dalykas ir būtent šitas apmąstymas turėtų ir skatinti mus suprast, kad netgi ir to laiko yra labai mažai ir dar labiau dėl to, kad jo mažai reikėtų vertinti ir būtent imtis tos, čia kiek paradoksiškai gal skambėtų, nežinau, bet jo mažai, tai dar labiau atrodytų, kad mums reikia imtis tos praktikos, tarsi jis prie to turėtų vesti šitas apmąstymas. Aišku, būtent vienuoliškas gyvenimas visuomet yra, apskritai vienuolystė kaip institutas įvairiose kultūrose buvo kuriamas kaip tam, kad ta dvasinė praktika galėtų klestėti, jeigu atkreiptume dėmesį. Tiek krikščionybei, tu susikuri tokį uždarą pasaulį, kur tu sudarai tas sąlygas, kiek įmanoma labiau sumažintą buitį, kur plačiausia prasme ir padaryti tai, kad būtų galimybės tai dvasiniai praktikai, dharmos praktikai, jeigu norim universalia prasme. Tai lygiai taip pat ir Tsongkhapa, kaip davęs visus įžadus, tiek vienuolio įžadus, tiek bodhisattvos, tiek tantrinius įžadus priėmęs ir tikrai gyvenęs įvairiuose vienuolių bendruomenėse turėjo tas galimybės išskirtinesnės tai praktikai atlikti. Tai kažkiek tas taisosi dalykas, kai kalbam apie vienuolystę. Tiesiog norėjau tą pridurti, kad tai skiriasi nuo pasauliečių gyvenimo, kur to laiko dar yra mažiau, nes vienuoliškam gyvenime vis tiek bendruomenės pastangos dedamos. Čia dar tas įdomus dalykas yra, bet jau nugribaučiau šiek tiek į kitą temą, tiesiog kaip vienuoliškas gyvenimas skiriasi skirtingose būtent tradicijose. Taigi, kur tos būties yra bendros, pasiskirstoma ta būtis, o kai kur iš viso netgi vienuolius pilnai išlaiko kiti visuomenės sluoksniai. Tai Tibete didžiąja dalim galėtume sakyti, kad
buvo išlaikomi kitų sluoksnių vienuoliai, bet vis tiek ir tarp vienuolių yra hierarchija, ir yra žemesnieji, jie vis tiek užsimdavo, reiškia, tą bendruomeninę kažkokią tai, ten maisto ruošybą, tvarkymų vienuolyno panašiai, yra tas užsiemimas, bet patys resursai, turiu minti maistas, medžiagos, statybinės ten medžiagos ir visokie kitokie dalykai yra pasauliečių aprūpinami, bet jau tarsi, bet jau viduj pasistatyti dalykus, ten sukonstruoti, ten pavalgyti, tarsi vis tiek jau padaryti, jau užsiema patys vienuoliai to, bet tai iš išorės yra aprūpinama patiems vienuoliams. Aišku, praktikoje visai ten būdavo, to daryti nereikėdavo, bet kartais net ir tuo rūpintis galėtų reikėti, jeigu nėra tiesiog būtent kažkokiu nors rėmėjų didelių išorės pasauliečių. Bet čia nuėjimas iš šono. Bet iš principo, manau, pati priežastis šita gan vėlgi turėtų būti aiški. Ir man atrodytų, kad iškart ir kitą skaidrę reikia paimti, kad pabaigtume tą pirmąją šaknį apie tai, kad mirtis yra garantuota. Ir kartu šitą kita skaidrė taip ir toliau tęsia tą patį priežastį, kad būtent, kad dharmos praktikai mažai laiko yra, tai taip ir todėl, kad viso šio gyvenimo gerybės mirties valanda taps vien prisiminimo objektu, panašiai kaip pabudus prisiminimas vienos nakties sapno metu patirtas malonumas. Todėl reikia mąstyti taip. Jeigu mirties priešas tikrai ateis ir jo neįmanoma stabdyti, kodėl turėčiau džiaugti šio gyvenimo apgaulingomis vilionėmis? Taip apsvaršius, reikia tvirtai apsispręsti praktikuoti dharmą ir duoti savo daug nuoširdžių pažadų. Kaip sakoma, gimimo pasakojimuose, proto trikdžių kamuojami pasauliečiai. Man neteikia džiaugsmo tai, kas nepastovu. Net ir šis spindintis baltasis komodos žiedas taps vien prisiminimu. Kaip nuostabu, kad būtybės patekusios į tokią padėtį nebijo. Nors visus kelius užtvėrė pats mirties valdovas, jos per rūpesčio džiaugiasi ir gyvena. Nors yra galingi ir netrimi priešai, ligos, senatvė ir mirties kenkėjai, ir nors tikrai teks keliauti, bauginant į kitą pasaulį, koks sąmoningas žmogus galėtų džiaugtis šiuo gyvenimu. Taip pat ir laiške Kaniškai sakoma, negailestingasis mirties valdovas beprasmiškai žudo galingas būtybės, kai toks žudimas akivaizdžiai artėja, koks išmintingas žmogus galėtų gyventi nerūpestingai. Todėl, kol tas nepermaldaujamas didis karys dar nepaleido baisios ir neišvengiamos strėlės, tol reikia stengtis dėl savo tikrojo labo. Taip reikia apmąstyti. Ir būtent šiuo paragrafu ir pabaigiamas ta pirmoji priežastis apie garantuotą mirtį ir po to bus perinama prie antrosios šaknies, kad nėra aišku, kada mes mirsime tiksliai ir ta šaknis vėl turės tas 3 skyrelius, kurie vadinami ne skyrelius, bet dalis, kurie vadinami priežastimis. Tai šitas užbaigiantis paragrafas vėlgi, aš sakiau, kad turėtų tarsi tęsti tą pačią priežastį, bet man atrodo, tai yra kaip apibendrinimas galbūt viso tuomet. Šitam paragrafe tuomet tik buvo kalbama apie tą, būtent, kad dharmos praktika, net ir to gyvenimo laiku, to laiko mažai yra. Čia yra apibendrinimas viso skyrelio tuomet. Ir vėlgi galbūt ką čia pakomentuoti būtų galima, kad iš principo vėlgi yra tų palyginimų, kurie mes jų nemažai turėjom apie tą mirties būtent laikinumą, tiesiog gyvenimo laikinumą, ten kaip gyvuliai vedami tuoj būt paskersti, kaip ten ant vandens raibuliavimas, kaip audžiamas audinys, siūlai greit baigėsi ir panašiai. Tai čia būtent pats spindintis baltasis komodos žiedas, vėlgi gyvenimas toks kaip, vėlgi, kaip, galėtume sakyti, kaip lelyja, komodos tokia lelyja atrodo, būtent kuri labai trumpą laiką žydėdavo ir
tiesiog gražiai atrodo, bet jinai labai trumpai tveria. Ir tiesiog toliau kartojasi dalykai, kad mūsų gyvenimas pažymėtas ligomis, senatvė ir atrodo neišvengiamas tas vėlgi buvimas, atėjimas į gyvenimą. Čia šiek tiek galbūt tokio įdomu, kad šito ištraukui pacitavime iš gimimų, praeitų gyvenimo istorijų, gal tokios yra kažkiek ironijos, būtent, nežinau dabar, kas čia konkrečiai kalba, galbūt taip, tikriausiai būda kažkokiam praeities gyvenime, sako viename iš savo gyvenimų, greičiausiai jau gal ir ne, reikėtų pasitikrinti, nepatikrinau to, kad būtent jo, kad kažkaip nuostabu, kad būtybės patekusios į tokią padėtį nebijo, kad daugelis žmonių vis tiek, jiem atrodo visas tas tokio pobūdžio gyvenimas yra tinkamas, bet iš tiesų, jo, kad tas kontrastas vėlgi su daugeliu žmonių, daugeliu pasaulio pasauliečiai, tiesiog pasaulio gyventojai. Čia tas turi minti šios pusybės, šios samsaros žmonės. Kad daugelis, jiem tokia būklė tinka, nors iš principo jie yra nuolat, vėlgi gyvena trumpai ir būtent visas tas gyvenimas pažymėtas, galima sakyti, artėjimo, labai spartaus artėjimo būtent prie mirties valdovo. Jo, ir galiausiai, čia dar toks kitas tekstas pacituojamas, laiškas Kaniškai, kur mirties valdovas čia vėlgi dar irgi personifikuojamas dar iš kitos pusės, kad čia jau kaip karys, kuris vėlgi negailestingai pasiruošęs iššauti strėlę ir vėlgi nužudyti. Ir vėlgi tai turėtų kažkaip tai visi šitie vaizdiniai, pavyzdžiai, atsiminkim, čia yra mes skaitom tekstą, kuris turėtų mus kažkaip tai paveikti ir paskatinti dvasiniai praktikai, ir kartu tie pavyzdžiai yra kaip konkretus būdas, kaip mes ir turėtume atlikti tą meditaciją, tai yra ir suvokti, aš net gal siūlyčiau ir suvokti, kad tai galėtų būti kaip praktikos dalis, taip įsivaizduoti mirtį kaip personifikaciją, tas mirties valdovas, jis galbūt ir, kai mes suvokiame mirtį, kaip čia vėl galima ginčytis, galbūt kartais to kaip tik nepersonifikuota mirtis gali būti baisesnė, net, bet kartais mes galime mirti ir tiesiog ją suvokti per tuos tokius pavyzdžius iš to kasdienio gyvenimo, kaip tas nepermaldaujamas karys, kur irgi senaisiais laikais, jo, bet ir šiais laikais turim kariaujančių diktatorių, siunčiančių žiaurius karius, kurie nepermaldaujami gali greitai suteikti galą žmonėms. O gal iš viso nereikėtų tos meditacijos su mūšio scena priešinti? Žiūrėkit, Bhagavad Gita kalba apie tai, tarsi, ar ne? Mūšio scenoje karys ir savotiškai kalbasi su dievybė, taip. Aš įsivaizduoju, kad galbūt nereikėtų iš viso turbūt meditacinės praktikos savotiškai kriziniai situacijai priešinti. Toks pastebėjimas. Dar gali patikslinti, aš dabar norėjau suprasti. Tiesiog dar pakartot kitais žodžiais. Tarsi gaunasi, kad ta meditacija tarsi atsieta nuo gyvenimo praktikos, o gal nereikėtų tai priešinti. Čia kaip tik, aš kaip gali tik įvykti noriu. Bet kur poezija kažkuria prasme, net kritiniai situacijai ir dar kažkaip. Kad ir, sakykime, taip, įsivaizduojant, kaip ir mūsų tie filmai holivudiniai vaizduojami, kur irgi samurajai sukyla prieš tos ateivius europiečius ir vis dėlto vyksta ta praktika ir poezija, ir meditacija ir panašiai.
Ar aš čia įsiterpiau ne vietoj, kaip... Ne, tu viską vietoj, aš tiesiog, gal aš nesuvokiu šiandien tiesiog, kad vėlgi minties, ką noriu pasakyti, nes čia kaip tik ir noriu... Aš gal noriu pabrėžti, kad, ar būtinai reikia atsiriboti nuo gyvenimo, kad ta meditacija įvyktų iš viso, tą praktiką. Praeitoj skaidriai, man atrodo, buvo liga priešinama kaip kažkas, kas atima laiką iš praktikų. Jo. Ai, ir kad tai tarsi problema, ar ne, kad aš vėlgi, o tai kur problema, aš nesupratau. Tiesiog norima pasakyti, šitoj vietoj aš suprantu, kad tas vaizdinys, būtent konkrečiai, tarkim, to kario, tai yra kaip tarsi turėtų paskatinti, kad suvokti, kad taip kasdienybei ir ypač senaisiais laikais tikrai daug kas susidurdavo akivaizdžiai su tuo žudymu, bet tada gal ir kaip tik kvailas tas pavyzdys, jeigu tai taip akivaizdu. Galit pavysti dar mintį, aš gal nesupratau, ką noriu pasakyti, nes... Tai gal tiesiog nereikėjo įsiterpti tiesiog. Jolanta, kaip jūs supratot? Aš gal interpretuočiau, kad pavyzdžiui, liga, ar ne, toks sunkus momentas, galbūt tai galima suprasti kaip kažkokią krizinę situaciją ir, ten kaip ir buvo pasakyta, kad tai kažkas, kas atima žmogaus laiką iš praktikos. Aš čia, nežinau, aš gal Tautvydo tą pasakymą supratau, kad, gal krizinė... Man atrodo, teisingai pastebėjote. Turbūt man toks įspūdis susidaro, kad mes kartais tarsi norime atriboti tą meditacinę praktiką nuo savo gyvenimiškosios patirties taip labai stipriai, ar ne? Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu karys yra mūšio scenoje, tai jeigu jisai tikras karys, jis ir meditaciniai Ai, supratau dabar, ką norėjai pasakyti. Tai žinoma, kad ten irgi gali būti meditacija, tai taip, bet šitoj vietoj, tai ačiū labai Jolanta ir Tautvydai, tai šitoj vietoj tiesiog čia nėra priešinama šitie dalykai. Žinoma, kad gali būti ir ten dzeno kontekste, ten yra sakoma, kad kariai ten jie yra didžiausi, geriausi kariai yra tie, kurie užsiminėja meditaciją. Tai čia tai taip, bet šitoj vietoj ne apie tai šnekama, šitoj vietoj norima tiesiog suteikti tuos pavyzdžius konkrečius, kurie turėtų pastumėti, imtis ir tarsi sukilti prieš tą mirtį. Sukilimas prieš mirtį yra ėmimasis dvasinės praktikos, čia to norima pasakyti. O tie dalykai, kurie tarsi atima laiką, šiaip aš bandžiau tą ryšį nusakyti nuo praktikos, bet aš nesu visiškai tikra, ar čia tikrai tas galima taip lengvai paaiškinti, kaip tai susiję su tuo, kad reikėtų imtis būtent tos dvasinės praktikos, jeigu to laiko tai dvasiniai praktikai yra labai mažai. Gal tiesiog, supratau, gal nežinau, ar teisingai taip, ar taip artikuliavau, kaip pasakiau, bet tiesiog tos priežastys jos nori pagrįsti, kad būtent pats faktas, kad mirtis yra, mes kalbam visur apie tą, kad mirtis neišvengiamai garantuota ir tiesiog, kad mes ir turime labai mažai laiko netgi kažką daryti, kad galėtume kovoti prieš mirtį. O kovojimas prieš mirtį yra dvasinė praktika, bet kadangi mes jos ir negalim daryti, nes jeigu jau gyvenam, tai mes jau turim daryti begalę kitų dalykų, užsiminėti mūsų gyvenimo palaikymu ir pats faktas, kad mums valgyti reikia, miegoti reikia, rūpintis būstu reikia nuo plėšikų rūpintis, kaip apsiginti ir panašiai ir taip toliau, dar labiau sutrumpina mūsų galimybės kovoti prieš mirtį. Pat šitas aspektas. Ir būtent dėl to tarsi mirtis yra garantuota šita prasme, kad mes jos negalim įveikti. Ir tik tai tas laikas, būtent kažkoks tai labai nedidelis tarpas, kai mes ten esam savo jėgų žydėjime, jeigu ten turim kažkokiam laiko, kai pavalgę esame, užsimti tą dvasinę praktiką, tik tai galėtų išgelbėti ir tarsi tai turėtų mus stumti prie to, kad mums reikėtų tą daryti. Tai nežinau,
Kažkas tokio, man atrodo, ką nori Tsongkhapa Nu, čia gerai, pasakyti. puikus bandymas atsakyti, iš tikrųjų, ką aš galiu nuo savęs pasakyti. Tai Gal, tau... gal, Aha. gal kiti kažkaip galvoja, tiesiog irgi. Nežinau, kaip kitiem atrodytų, nes tikriausiai jau nelabai spėsim Nu, paimti. aš taip ir įsivaizdavau, kad tiesiog ta dvasia nuo buities kažkuria prasme irgi turbūt rytuose nėra atskiriama. Ne? Bet jeigu tu mūšio laukia, tai tu irgi dvasiškas turi būti, jeigu tu buitiškus dalykus darai, turbūt irgi taip pat, ar ne? Vakaruose, mano supratimu, labai dažnai buvo bandoma atskirti tą teoriją nuo praktinės praktikos. Taip. Mm, jo, čia vat įdomus, kai Tautvydai sakai, man gal mano mąstymas kažkaip, gal nežinau, dar ne visada pagavau, ką noriu pasakyti, bet dabar tikriausiai, kad pagavau, tai čia tikrai jokių būdų nedaroma perskira. Tai žinoma, kad net ir mūšio laukia veikia karma, niekur jinai neišnyksta. Net ir mūšio laukia tu gali, aišku, kad gali medituoti, tik tai klausimas, ta prasme, kas iš to, kad kokios pasiekmes tu sukeli, tai niekur nepradingsta dvasinė praktika, tai ir konkrečiai niekur nepradingsta įsipareigojimas dharmoj, jeigu tu tos įsipareigojimus darai, arba net priešingai, tu gali sulaužyti savo įsipareigojimus, bet tu vis tiek tada neigiamą karmą gauni ir tu niekur nepabėgi nuo. Tai niekaip neįmanoma atsieti kasdienybės nuo dvasinės praktikos, kad kasdienybėje tu jau dalyvaujant, tu jau vis tiek tu esi trauktas į tą patį, viskas susiję iš budistinės perspektyvos, negali kažkaip atskirti. Tai čia nebejotinai tas budizme yra ypatingai pabrėžiama. Bet ir ką drįsčiau teikti, kad ir, kokiam Konfucijaus mokymui irgi labai daug ir kalbama, kad tiesiog, kad irgi kaip iš kiniškos pavyzdžio, kad tiesiog kasdienėse situacijose būtent ugdomasi būti geru žmogumi, visiškai būtinėse situacijose ir nėra atskirta vėlgi buitis nuo jeigu Konfucijaus mokymą galima. Čia labai įdomu, net ir kitokių kampelių man labai įdomu. Atskirti jo. O krikščionybei, ar tai yra atskirta, aš irgi nežinau, ar galima tvirtinti. Ar konkistadorai įsivaizduoju, kad jie eidami į tą Latino Ameriką irgi taip labai dvasiškai jautėsi, kurie tiesiog... Būtent, aš nežinau, ar mes galim bendrai atskirinėti taip, kad juoda balta. Gal tiesiog čia toks labai toks supaprastintas vaizdinys, yra vėlgi iš šiuolaikybės ateinantis, kad vėlgi iš tokio mūsų gyvenimo konteksto tokio labai siauro, kad einu į bažnyčią ir aš užsiemu dvasinę praktiką, kai išeinu iš bažnyčios, baigėsi dvasinė praktika ir jau niekas negalioja, ką ten darau. Tai labai nepatiko ir tiem pirmiesiems egzistencialistam, ar Kierkegaudui, ar Nyčei ir panašiai. Tai savaime aišku, kad visur vyksta dvasinė praktika ir ką bedarytum, tu jau dalyvauji, jau viskas susiję yra. Tai iš budistinės perspektyvos lygiai taip pat, kad, tai jau minėjau, nenoriu kartotis. Kaip kitiem atrodytų, kas dar norėtų pakomentuoti, ką nors šiandien, man atrodo, visai įdomus tokius padarėm. Man gal visai įdomiai pasirodė tiesiog, ką čia autorius turėjo menį šituo, kad nors tikrai teks keliauti į bauginantį kitą pasaulį ir tiesiog man įdomiai pasirodė tas žodžių junginys bauginantis kitas pasaulis, ar ne, nes jeigu tai yra samsara kaip gimimo atgimimo ratas, tai yra, vis tiek tai yra kažkoks tas pats pasaulis, ar tai yra kažkokia, nežinau, limbo būsena po mirties. Ar tas kitas pasaulis tada, jeigu priešinamas tam samsarai, tai ar tai tada yra kažkoks tas išėjimas iš to rato, bet kodėl tada tai būtų bauginantis? Jo, tai reikia pasižiūrėti. Dabar čia žemiau 2 eilutėm. Aha. Taip, jo, bauginant į kitą pasaulį, ir dabar dar kartą į tibetiečių pažiūriu. Čia pažiūriu.
Jo, tai dalykas tas, kad daiktas jo, čia tas pasaulis turima mintie, kad dalykas tas, kad apskritai iš tibetietiško supratimo bet koks būvis, bet koks gimimas jis jau yra iš principo keliantis kančią ir bauginantis, tad galbūt šitas čia turima minty. Nes nu ir pasaulis dar gali būti suvokiamas tokia tiesiog samsara yra jau pasaulis, taip, priešinamas nirvanai, bet dar gali būti, kad nes tas pasaulis vėlgi dalinamas į dalis, tarkim, tu gali pragare gimti, tu gali gimti dangui gimti, arba tu gali gimti net ir atrodytų ne pragare, bet tokia dvasinė, tarkim, kokia nors tuo alkanų vaiduokliu, nes yra 6 būjai, tiek kaip tu gali gimti žmogumi, gyvūnu, ten dievų, alkana dvasia, kuri yra tarsi šiame žmonių pasauliu, bet jinai kitaip patiria dalykus ir ten tos būtybės skirtingų intensyvumų tą kančią patiria. Tai čia tiesiog tas kitas pasaulis, tai tas turime mintie, kad tu vėl sugrįžti, bet kita forma į tą, į tą būtent pasaulį. Tai ir jis bet kuriuo atveju yra keliantis baimę, ta prasme, kad tu ten neišvengiamai tą kančią patirsi. Tai šita prasme. Bet šiaip jo, galima pagalvoti, kad jo, kažkaip kitaip išversti šitą vietą būtų galima. To bauginančio galima čia ir neminėti, bet jis yra tibetietiškam būtent žodį. Galima tiesiog kaip pasaulis versti, neminint, nes jau pasaulis savaime yra bauginantis iš tibetietiškos pusės žiūrint. Dar norėčiau paklausti trumpai. Atsiprašau labai. Prašau labai, klauskite. Noriu paklausti, ar žmogus, kuris gyvena vienas, meldžiasi, eina į bažnyčią, ne, meldžiasi, ar jo gyvenimą galima prilyginti vienuolio gyvenimui? Pasaulietis, kuris pasauliečio gyvenimą prilyginti vienuolio, ar ne? Pasaulietį, taip, bet jis gyvena vienas ir meldžiasi ir, pavyzdžiui, ar gali taip būti? Iš budistinės perspektyvos, ar ne? Iš budistinės negali. Kodėl? Dėl to, kad kuo atskiriame pasauliečiai ir reiškia, nuo nepasauliečio to, kad jie duoda įžadus. Ir įžadai yra kaip ir tas dalykas, kas sukuria vienuolystę iš principo. Bet lygiai taip pat ir krikščionybė irgi įžadai duodami. Ir įžadai atskiria būtent pasauliečius nuo vienuolių. Tai net jei tu eini į bažnyčią, bet tu nesi įsipareigojęs ar įsipareigojusi daryti tam tikrus dalykus, ir jeigu tu nesi įsipareigojęs, tai tavo darimas yra kitokios fora. Ir krikščionybė tai nėra vienodai taip, aš budizmą geriau išmanau nei krikščionybę, nors duodu pavyzdžių daugiau budistinė pusė yra taip, kad jeigu tu duodi įžadus, tu sukuri tai yra karminis veiksmas, protinis įžadų davimas. Ir įžado davimas, jis keičia tavo iš principo veiksmų svorį, kaip sakiau, nes jeigu tu, tarkim, kažkur nepadarai kažko, pavyzdžiui, jeigu tu neduodi įžado ir tu, tarkim, gali tuomet žymiai laisviau gyventi tą prasme, kad tu kažko gali nesilaikyti ir tau neatsiras blogos karmos. O vienuolis kažko nepadarydamas, netgi nereikia daryti, bet gali net nepadaryti ir gauti blogą karmą. Nes jau įžadas sukuria tą karminę tokį dalyką ir kai kurie budizmo teoretikai, tai mąstytojai, jie daug laiko skiria net apmąstymams, ką reiškia įžadas, kokiu būdu jis funkcionuoja kaip sukuriantis tą karmos, tą tokį karminį kažkokią tai priežastingumą, kuris, nes labai specifinis dalykas, aš tarsi pasižadu, bet kokiu būdu tai sukuria tą sąlygas toliau tęstis
ir modifikuoti mano tos etinius veiksmus. Nežinau, aš labai bandau sudėtingai pasakyti, bet prastai tariant, įžadai atskiria, jo. Nu, bet čia tiesiog būtinė prasme, tiesiog, nu, jeigu vienuolis davė įžadus, tai jis tuomet, kad ir krikščionybė vienuolis, tai jis štai jau turi, tarkim, nešiot drabužius ten, arba jis jau turi melstis būtinai ten per dieną tiek ir tiek kartų. Ir jei jis to nepadarys, jis jau užsitraukia mažą nuodėmę. Tuo tarpu pasaulietis, jei jis to nepadarys, nieko tokio. Ir jis neužsitraukia tos nuodėmės, negauna tos blogos karmos, tai yra skirtingo masto svoris dvasiniai praktikai. Ir dėl to tai niekaip nėra lygų, vienuolis žymiai užsikrauna didesnę naštą ir ta prasme, kad jis užsikrauna, jo veiksmai turi didesnį svorį. Jis daugiau karmos taškų gerų gauna, dėka šito papildomos užsipareigojimo. Tai tas labai aiškiai budistiniai yra paaiškinama iš budistinės pusės. Labai ačiū. Ačiū Jums, Rima, labai. Ir ar dar būtų kokių pamąstymų galutinių apie tai, ką kalbėjo? Aš taip turiu klausimą, Kaniška čia Kušanų valdovas ar kažkoks kitas Kaniška? Taip, aš manau, čia tas pats Kušanų valdovas. Jo, aš taip, nes jis tradiciškai laikomas kaip vienas iš Mahajanos, tokių irgi svarbių valdovų rėmusių Mahajanos budizmą. Tai yra tų tekstų, kurie tarsi priskiriami Kaniškai, bet aš šito teksto nesu studijavusi, nes panašiai kaip Ašokas, žinom, Indijai buvo reikšmingas, jis tą rėmė budizmą, taip Kaniškai irgi rėmė Kušanų garsusis valdovas. Tai su juo irgi siejamas, kad jis vienas iš dharmos tų rato sukėjų, garsiųjų valdovų pasauliečių, kurie kaip pavyzdžiai laikomi, Mahajano ypatingai. Theravada, pavyzdžiui, Kaniškos nepripažįsta, kaip svarbaus valdovo, Ašoką visi pripažįsta, o Kaniška Mahajano išskiriamas kaip toks pavyzdinis. Taip, tai nežinau, jeigu daugiau nėra pastebėjimo, nors aš nežinau, dar gal Aido paklausiu, nes Aidai šiandien mažai dalyvavot, gal jūs dar turit kokį pastebėjimą, nežinau, nenoriu prievartingai paklausti, bet tarsi atrodo, jūs tą galit kažko įdomaus pasakyti. Ne, ačiū, labai buvo gera diskusija ir man kažkaip labai viskas aišku buvo ir išgliaudėte visus, man rodos, aspektus, tai net ir neturiu ką pridurti. Gerai, ačiū, tikrai buvo labai gerai. Puiku, tai tuomet mes šiandien baigiame mūsų skaitimus ir pratęsime, kaip visuomet, tikriausiai kitą savaitę ir toliau tą visą meditaciją analitinę pamirti gvildensim, skaitysim antrąją šaknį apie tai, kad nėra aišku, kada mes mirsime. Tai vėlgi, tikriausiai skaitysime, nes neaišku, kada mes mirsime, galima tikėtis, kad gal dar ne, bet neaišku, bet vis tiek planuojam, kad vis tiek kitą savaitę, jeigu nemirsim, skaitysim toliau. Tai ačiū Jums labai ir iki kitos savaitės, tikėtina. Visą gerą. Ačiū, sėkmės, linkiu niekam nemirti. Ačiū, visą gerą, visą.